Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną penktadienis, kovo 28 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai noriu pradėti nuo to, kad tie, kas mūsų žiūri YouTube'ai, turėsit pereiti mūsų Telegramo kanalą, nes šių dienos analizių visų jų į YouTube'ą kiekvieną dieną nebekelsim. Dėl to, kad algoritmui nelabai patinka, kai taip kiekvieną dieną spamini. Ir šiaip diena iš dienos nelabai kas keičiasi, dažnai kartojos. Tai tiesiog pereikite į mūsų Telegramo kanalą ir ten rasit visus video, taip pat ten rasit ir papildomų bendraminčių čatą, kuriame bus atsakyti visi jūsų klausimai. Taip pat rasite ir papildomą kanalą profesoriaus užrašai, kur dalinuosi informaciją, kurios nepasakau per video. Tai šiaip dienos eigoj, ką matau, kokius pastebėjimus tenai užrašau. Jo, tie, kas mūsų žiūrit Telegramo kanale, tai niekas nesikeičia, viskas lieka taip pat. Na ką, pradėkime analizę šiandienos. Tai BTC subirėjo. Kągi, it's so over, ne, vėl turėjom tą tokį squeezy range, sakiau, kad kažkada įsibreikautinsim į kažkurią pusę, tai matom, kad davė gan stiprų impulsą į apačią, tai vėlgi tie, kas žiūrėjot pamokas apie trendus, žinot, kaip juda trendai, ne, tai juda impulsas. Šiuo atveju bus neaukštas bouncas, tikimės toliau impulso, kol kažkas nepasikeis, ne, tai šiuo atveju lauksim market structure breako į bullish market structure breako, ne, į viršų, tai kol kas turim obvious pirmą impulsą, pirmą downtrendo judesį, ne, tai čia jeigu turėjom range'ą, turėjom market structure breaką, tai yra realiai pirmas impulsas, kuris nebegrįžo atgal. Tai kaip ir prasidėjo downtrendas officialiai ant mažesnių time frame'ų. Žiūrėsim, kur tai sustos. Tai turim obvious liquidity levelius. Realiai bet kuris iš šių levelių gali būti bottomas, ne, reversalas, žiūrėsim, kur marketas sustos. Vėlgi iš to, ką matau, kaip ir visiškai naujų laus, ne, visiško subirėjimo nesitikiu. Žiūrėjau sentimentą Twitteriai, tai labai visi bearish, labai visi tikisi naujų laus. Na, altcoinai gal, BTC nemanau. Šiaip galim užmesti akį, tarkim, į Solaną, tai Solana, tarkim, nuo bottomo iki dabar 16%, BTC nuo bottomo 10%, Etheris, Etheris visiška šiukšlė, karočią. Visiška šiukšlė, net nežinau, ką sakyti apie Etherį, tai, jeigu BTC, kaip sakiau, judėsi tą higher low, ne, tą triple bottomą, tai Etheris tikrai naują low padarys. Solana gal ir ne, nes gan dar toli bottomas, bet, na, vėlgi čartas atrodo daug prasčiau, aišku, negu BTC. Žiūrėsim, kas bus. Tai vėlgi, kol kas manau obviously, kad šitas judesys kaip ir atėjo į pabaigą. Nesugebėjom paimti šitų levelių. Tai reiškia, kad čia vis didėja liquidity, ne, vis didėja padėtų orderių, stop lossų ir iš vienos dalies gal ir gerai, nes kai jau pradėsim lipti tą zoną, tai tikimės labai tada jau stipraus impulsyvaus judesio, tiesiog visus čia ištaškyti. Vėlgi, jeigu būtume čia stipriau paralinę, paėmę pirmą tos liquidity, tada subirėję, tada gal ir nebesitikėtume tokio stipraus explosive judesio kiaurai. Tikėtumėmės labiau gal range'o. Dabar, kadangi šitie highs liko nepaliesti jau labai ilgą laiką, tai realiai, kuo ilgiau jie bus nepaliesti, tuo po to bus stipresnis judesys kiaurai juos. Pradėkim kaip visą laiką nuo 8 dienų time frame'o, tai pagaliau realiai pildosi, ką aš neku jau ne vienam video.
Tai būtent to žvakės, ne, be bottom vykų, tai, kaip sakiau, nu, kažkokia, gal ne magija, bet tiesiog, nu, taip neturėtų būti, nes esam, nu, galim sakyti kaip range, ne, o range'o charakteristika, tai vat ilgi bottom vykai. Realiai mažus bottom vykus turim tik tai stipriam downtrende. Ir, na, sakiau, kad gan keista ir, nu, tikrai šiaip tikėčiausi, kad įsifilins, ne. Vėlgi, dabartinę žvakę. Žiūrėsim, kaip užsiklausins, iš tikrųjų, ar užsiklausins grinai prie laus, tai yra be bottom vyko, ar visgi pakrys čia, gal dar per naktį po to atpirks, na ir tokia gausis kaip dodži žvakė, vat jeigu tarkim dabar būtų toks ilgas vykas, tai čia gautųsi tokia dodži žvakė, tai yra neapsisprendimas, ne, žvakė realiai be bodžio. Tai parodo, kad marketas neapsisprendęs, į kuriam pusę eiti, na ir iš lower time frame tai ir matėsi iš tikrųjų, kad toks 50-50 ten galėjo ir į viršų ir į apačią pakryst. Vėlgi, pažiūrėkim gal pirmą daily. Jo, pažiūrėkim gal pirmą daily, tai... Nu, lauksim šiaip. Savaitgalį, aišku, nesitikim kažko ypatingo. Savaitgalį tikimas mažo volatility, tai mažų žvakių ir kitą savaitę parodys iš tikrųjų, kas bus. Ar visgi sugebėsim nudažyti bensus žaliai, ar toliau krysim į laus, na ir tada, aišku, tie bensai vėl išsiplės ir reikės daugiau laiko, kad juos nudažyti žaliai. O gal iš vis, čia tiesiog tada tokia sulėtėjus reakcija ir vis tęsim tą tendenciją, ne, kur paliečiam bensus ir padarom new low. Nu, jeigu taip atsitiktų, tai tada reiškia šitas downtrendas dar tikrai nesibaigia ir tada dar reikės daug laiko ir tikimės tada kažko tokio. Tada jau realiai, jeigu padarytume dabar nuo šito palėtimo, padarytume new low, tai, na, manau, tikrai jau tapintume ir šitą praeitą high. Ir galimai tada jau įfilintume viso Trumpo rally. Tai realiai iš visų koinų tik tais BTC, man rodos, stipriau išsilaikęs neįfilino, visi kiti koinai jau senai įfilino tą Trumpo rally, tai žiūrėsim, gal BTC tik pavėluota reakcija. Na, aš jai pats nepanikuoju, tai man tai kuo žemesnė kaina, tuo geriau, tuo daugiau BTC eina nusipirkti už fiatą, ne, tai svarbu, kad būtų pastovus cash flow ir tiesiog stekini BTC for the long term. Tai tikrai, aišku, nesikraunu, man kuo žemesnė kaina, tuo geriau. Pažiūrėkim dar kartą į mažesnį time frame, tai brėžiau, kas pamenat savo levelius, ne, kai buvom čia kažkur. Tai realiai sakiau, kad closas žemiau minus 0,2 užkonfirmintų breakoutą iš šito range'o. Na ir matom realiai, tas ir atsitiko, šita žvakė tik užsiklausino žemiau ir iškart davė stiprų impulsą į apačią, tai jo. Čia matom, buvo tik vykai, nesugebėjau užsiklausint, grįžo atgal į range'ą. Žiūrim, kas bus. Sakau, turim obvious liquidity levelių, iki kur kaina gali pakrysti realiai ant visų šitų levelių. Galima laukti reversalo, ant mažo time frame reikia žiūrėti, manau. Dabar tiesiog įsijungus 4H time frame, laukti market structure breako, tai... Na, dabartinis tas structure levelis būtų čia, aišku, šitas toks high nelabai stiprus, norėtųsi, reikia daugiau datos, reikia palaukti, ne, kažko tokio, ir tada šitas high jau būtų tikrai neblogas swing high, ir kai jį pramuštume, būtų market structure breakas, ne, tada užkonfirmintume, kad šitas downtrendas greičiausiai baigėsi į pabaigą, tada prasidėtų kažkoks range'as, tada galimai prasidėtų kitas ralis. Kažkas tokio. Nu ir aišku, prisimenam vis tiek, kad
daily vis dar esam downtrende ir netmetam tos galimybės, kad čia buvo tiesiog pavėluota reakcija ir tęsim tą tendenciją kaip ir visur, kad paliesim bensus, padarysim nilau. Užmeskim akį į 2 dienų timeframe, pažiūrim, kai 2 dienos setapinas, tai kaip matau nėra dar mano entrio į spotą, ne, bensai vis dar platus. Na, šiaip žiūrint į 2 dienas, tai galima pasakyti, kad momentumas tikrai silpnėja, ne, tai vien iš to, kad čia nesugebėjom užklausinti nei vienos žvakės viduj bensų, čia užklausinom 1, nusilofinom, dabar užklausinom jau 2, nusilofinom, na gal biški pasilofinsim, grįšim, užklausinsim 3, vėl pasilofinsim, grįšim, užklausinsim 4 ir gal 4 žvakę prasibreikautins ir nudažys benzus žaliai. Kažkas tokio. Tai jo, šiaip žiūrint vien iš 2 dienų timeframe, tai nu tikrai momentumas silpnėja. Sakau, naujų kaulaus kaip ir nesitikiu, bet nu vis tiek prieš trendą nepakovos, jeigu bus niulaus, tai bus niulaus. Reikia svarbiausia prisitaikyti. 8 valandos. Na jo, 8 valandos nusilofino stipriai, tai matom, kad nusidažys benzai jau raudonai, įsijungsiu RSI pasižiūrėti. Net nesugebėjo per visą šitą bandymą realiai RSI užlipti iki 7, tai tik parodo, na, kad vyk. Tai yra silpnas čia buvo uptrendas, silpnas bandymas ir, nu, tiesiog reikia laukti. Paskutinį kartą turėjom ant 8 valandų žalius bensus ir RSI virš 7. Čia, ne, sausio mėnesį, tai tas bandymas įsibreikautint nepaėjo, na ir po to laiko realiai down only. Tai žiūrėsim, laukiam, žiūrim, kas bus, vėlgi, kai bus kažkokie pokyčiai. Tai yra, kai darysiu savo spot pirkimą, būtinai jums apie tai pranešiu. Pažiūrėkim į eterį prieš BTC. Na, GM, naujas low, eteris prieš BTC. Į visišką šiukšlyną, nu... Nežinau, kada eterio holderiai pasimokys, turbūt, kai subirės visas jų netvortas į 0. Solana prieš BTC. Nu, Solana prieš BTC naujo low nepadarė šiandieną, bet, nežinau, iš to, ką matau, tai manau, laukia eterio likimas. Vėlgi, Solana galim pasižiūrėti USDT chartą, tai... Realiai stiprus downtrendas, resistance blokas, ne, pumpas į resistance'ą, protingi, kas buvo užstrigę, išsiroteitino, na ir tęsiam, tikimės toliau downtrendą. Vėlgi, realiai šitas levelis Solanos, nu, jeigu bus pamestas, tai čia visiškas oras, ne, nėra jokio resistance'o, jokių levelių, tai... Nepamirštam, kad vis tiek marketas yra marketas, tas, kas taip greit užlekia, gali taip pat greit ir subirėti 0, tai realiai, jeigu šitas levelis bus pamestas, Solanas, nu, nežinau, akis į $3. Na ir net nebejoju, kad BTC, jeigu BTC grįši šitą vasaros range'ą, ne, tai Solana tikrai pameš šitą levelį, nu ir tada nežinau, jeigu jau Solana nukrysi čia, nu, aš nežinau, kas ją turėtų išgelbėti, nes čia bus daug rezistanso, realiai visi, kas pirko nuo 2024 metų sėdės minuse, panikuos, apsiverkia, lauks kaip išsiroteitinti. Net jeigu kažkaip prasimuš pro šitą rezistansą, čia daug rezistanso, nu žodžiu, Solana, nežinau, ką su Solana daryti, neholdint Solanos, tai tiek. Nu, obvious, ne, tai marketas bearish, downtrendas, laiko arba BTC arba USDT, kas laiko altcoinus, tai nu tiesiog prašotės subirėti 0. BTC dominance užmeskim akį šiandieną. Nu, BTC dominance.
muša new highs, tai vėlgi turim bullish patterną, ne, trikampį, turim horizontal resistance ir vis aukštesnius highs. Tai, na vėlgi, BTC dominance nėra tas čartas, kurį galima būtų tradinti, bet manau, kad tie patternai vis tiek veikia ir kažką reiškia, tai na, tikiuosi breakoutą, vėlgi sakiau, nekolinkit BTC dominance topo, nes visur šituose vietose galima buvo galvoti, kad topas ir nichuja dar netopas, tai tiesiog reikia laukti, kol weekly bandsai nusidažys raudonai ir tada galima būtų pradėti rotatintis į altsus ir tikėtis altsų performance'o. Jo, kažkas tokio, vėlgi, nuo rytojaus, na šitą analizę turbūt dar įkelsim į YouTube'ą, o nuo rytojaus YouTube bus tik, na, geros analizės, ne tokios nepasikartojančios, nes sakau, diena iš dienos marketas gan tas pats, tai dažnai kartojos, šneku tą patį. Vėlgi, dėl savęs, man aišku, tai reikia tokius video daryti, čia man kaip tobulėjimas, vėlgi, kam įdomu, kas žiūrit, kas norit išmokti, irgi gerai, repetitionas, daugiau įsisavinat mano informacijos, o tie, kas tiesiog nori karts nuo karto užmesti akį ir pasižiūrėti situaciją rinkoje, tai YouTube'ai bus tos pagrindinės analizės, kurias verta kelti. Pamokas, aišku, taip pat tęsim toliau, kelsim viską į YouTube'ą. Ir jo, jeigu norit matyti toliau mūsų kasdieninės analizės visas, tai prašome į mūsų Telegram kanalą. Laukiame išskėstom rankom. Taip, tai toks video šiandieną, susitiksime rytoj.